vienas man labai artimas žmogus, kuris dirba mokykloje, atskleidė 3 dalykus, apie kuriuos mokiniai dažniausiai net nesusimąsto. Visų pirma, mokytojai yra lygiai tokie patys žmonės kaip ir mes. Ir jie tikrai vertina mokinius pagal tai, ar jie yra šilti žmonės, mandagūs, nekelia kažkokių bereikalingų problemų. Tai papasakosiu antrą dalyką. Tiesiog pasižiūrėkit, kaip jisai skaniai atrodo. Vau, čia yra mano mėgstamiausias vaisius. Ir antras dalykas, kuris mane labai nustebino, tai buvo tai, kad tikrai nemažai mokytojų naudojasi dirbtiniu intelektu ir ypač jo pagalba jie generuoja visokias pratybas. Ir aš netgi žinau, kas tai yra per įrankis. Jo pasidalinsiu štai čia, o tiesiog trumpai galiu dar pasakyti tai, kad jeigu ir tu naudoji tos pačius įrankius, kurie naudoja mokytojai, tai tiesiog į atsiskaitimą ateini daug geriau pasiruošęs. Ir paskutinis, bet tikrai neprasčiausias, tai yra tas, kad mokytojai kalba apie mokinius. Taip, jie iš tikrųjų jūs apkalbinėja. Tad aš manau, kad tikrai neužtenka būti geram tik vienoje pamokoje. Tai su kuo daugiau mokytojų sutarsi, tuo visi gražiau kalbės apie tave ir turėsi geresnę reputaciją visose pamokose. Bet tikiuosi buvo naudinga. Naudok tai praktikoje, pamatysi, kaip tavo pažymiai pagerės. Išsisaugok šitą video ir aš einu valgyti šito žiauriai gero vaisiaus.